Labas. Noriu papasakoti, kaip įgyvendinti tikslus, kuriuos senai norėjai įgyvendinti, tačiau vis nepavyksta. Tai yra labai paprastas metodas tam padaryti. Tai yra paprasčiausiai reikia susikaupti ir prisiminti, dėl ko tai norėjai įgyvendinti. Ir niekada nepamiršti, bet prisiminti reikia ne loginį faktą, o prisiminti jausmą, idėją, dėl kurios tas projektas buvo pradėtas ir nepamiršti to jausmo, jį įsisavinti savyje. Ir tik to jausmo dėka tu vėl gali ryžtis eiti prie projekto, nes viskas, ką mes darom gyvenime, darom dėl patirčių, dėl būsenų, dėl malonumo, dėl to, kad būtų įdomių išgyvenimų ir dėl to, kad jaustumėm, kad darom tai, kas mums yra svarbu. Tai pagrindas yra bandyti knaisiotis po savo jausmus tol, kol atrasi tą jausmų buveinę, dėl kurios ir buvo pradėtas tas projektas, sumanymas, kad ir koks jis buvo. Ir kabinis už to jausmo ir tada reikia žiūrėti. Jeigu tas jausmas jis yra pakankamai stiprus, kad tu sugebėsi su jo pagalba įveikti visas kliūtis, tai tada tu gali imtis šio projekto ir tikriausiai tu jį įgyvendinsi. Tačiau jeigu numatai, kad ateityje laukia daug kliūčių, nesvarbu koks tai projektas, bet jeigu laukia daug kliūčių, daug problemų imantis šio projekto, tai gali būt, kad nepakaks to jausmo vidinio, kad jis tave ant tiek motyvuotų, kad tu pasiektum savo tikslą susigalvotą galvoje. Tai tiek, o aš esu dabar Kleboniškiam miške, čia man labai gražu, man labai patinkanti vieta. Ten yra štai štangutė, netgi dvi štangutės. Siūlau čia kitiem ateit pasportuot, o dėl tikslų jeigu turit kažkokių problemų, jeigu kažkas nesiseka gyvenime, skambinkit man, numerį parašysiu, nežinau, virš vaizdo įrašo ir galėsim pakalbėti plačiau, jeigu bus įdomu, žiūrėsim, gal susitiksim kokiai konsultacijai ir padėsiu jums gyvendinti jūsų tikslus.